Labas visiems! Tai šitas video bus, kai aš važiuosiu į šokių konkursą Klaipėdą. Tai mes rytoj 5 ryto važiuosim į šokių konkursą ir tada liksim nakvot Šventojoj ir sekmadienį po Palangą biškį. Žodžiu, aš įsidėsiu savo šokio aprangą. Tai violetinis bliuzonas, juodos kelnės, juoda liemenė ir juoda maikė ilgom rankovėm. Ir tada kitai dienai maikė ir džinsus ir bliuzonas, su kuriuo irgi kitą dieną būsiu, tai toks violetinis ir važiuosiu su mėlynom kelnėm. Tada snacksai ten įsidėsiu kuprinę, kurią laikysiu autobuse, įsidėsiu ten taip pat piniginę, pakrovėjai, nežinau gal. Aš nežinau, ar aš įsidėsiu į kuprinę ar į tašę, kur savo drabužius dėsiuos. Bet žodžiu, tada dar piniginė ir vandenį. Ir dar sumuštiniu iš šaldytuvo. Ir tada, žodžiu, dar batus įsidėsiu savo juodus, tada visokie čia manos reikmenys, žodžiu, čia dušo želė, gumytės, dantų pasta, dantų šepetukas, pleistrai, vaistai, tušas, putos, šukos ir taip toliau, žodžiu. Tai vat. Tai aš jau pasakiau maždaug, nes aš tiesiog nenoriu labai įsiplėsti, nes aš žiauriai pavargus, nes šiandien buvo, ta prasme, treniruotė, kur būtinai reikėjo eiti. Tai žiauriai pavargau. Ir žodžiu, kadangi rytoj 5 ryto išvažiuosim, tai aišku, kad reiks anksčiau keltis. Tai žodžiu, aš dabar tiesiog noriu greit susidėti, įsiprausti ir tada gulėti. Nežinau, ar eisiu miegot dabar. Gal 10 eisiu miegot. Jaučiu. Ir paskui ryte kelsimės. Negaliu, aš tokia pavargus. Bet nieko. Šeštadienio naktį įsimiegosiu jau tada, nes nereiks anksti keltis. Tai labai gerai. Tai vat. Tai žodžiu, susitiksim rytoj. Nepažadu, ar būsiu labai laiminga, nes anksti reikėjo keltis. Bet žiūrėsim. Tai vat. Žodžiu, jau rytas, atsikėliau, dabar važiuojam prie studijos ir tada važiuosim su autobusu. Ir kas blogai, kad man pradėjo gerklę skaudėti. Tai labai blogai, tikiuosi nesusirgsiu, nes man dar vienas didžiulis čempionatas bus šį mėnesį. Tai tikiuosi, kad nesusirgsiu. Tai žodžiu, autobusu važiuojam maždaug jau čia 3 valandas važiuosim. Tai susitiksim, kai atvažiuosiu ir tada įsiruoštis. Kokios nuotaikos prieš solo? Bijau. Kokią manai, kad gausim, nežinau, vietą? 4. Nu, būtų gerai. Ta, kaip jautiesi pašokus solo? Gerai. O tu skaista? Pavargau, bet smagu. Bet šiaip žiauriai gerai pašokai. Ačiū. Tai gavosi taip, kad aš vakar grįžau, kai turėjau aš šiandien grįžti. Dėl to, kad aš pašokus žiauriai blogai, ta prasme, pradėjau jaustis. Ir kaip iš mano balso suprato, tai aš pradėjau sirgt, nes aš manau nuo mamos susikrečiau, nes jinai irgi pradėjo dabar sirgt, jau sveiksta pabiški. Bet jau čia aš nuo jos susikrečiau, tai tas labai negerai. Bet, aišku, labai liūdžiu, kad nebuvau tam, neėjau su draugėmi Basanavičiaus tiltą, nes norėjau ten nusipirkti kažko. Ir žodžiu, bet, sveikata yra svarbesnė, o tuo labiau, kad ateinantį sekmadienį aš išvažiuosiu į Europos čempionatą. Tai aš negaliu praleisti, nes čia yra tokia didelė galimybė, kurią aš gavau ir reikia pasveikti. Tai, o su duetu aš įkelsim nuotrauką, kokią vietą gavom. Tai 4 iš 24 žiauriai gerai yra, nes mes nepatekdavom į finalą, tai čia yra labai gerai. Ir tas vedėjas sako, gal kitais metais tai po 1 vietą jau laimėsit, tai tikiuosi. Tai vat, o su formacija mes laimėjom 10 vietą, bet į finalą nepatekom, o su small group su 7 gavom 6 vietą. Tai irgi nepatekom į finalą, bet va tiek va trūko, nes ten 5 komandas atrinko. Tai mes
Va tiek betrūko, kad irgi būtumėm patekę. Ir aišku, labai noriu savo treneriai padėkot, kad jinai suplanavo, kad aš grįžčiau su mažesniais autobusu namo, nes mažesni grįžo namo jau vakar, jie neliko miegoti, o vyresni Šventojoj liko. Ir turėčiau šiandien eiti Basanavičiaus tiltą, bet kaip matote, esu namuose. Tai šiaip labai gerai jaučiu, kad grįžau, nes pasveiksiu ir tuo labiau vis tiek aš pašokau, atsėmiau diplomą, tai yra viskas gerai, nieko tokio, dar bus tikrai tų kartų, kad į tą Basanavičiaus tiltą eisiu, tikrai bus viskas gerai. Tiesiog dabar reikia svarbiausia pasveikti, norėčiau iki ketvirtadienio, nes ketvirtadienį mes jau su savo komanda darysim tokį aptarimą, jau ten bus tokia, ne kaip ir treniruotė, tokia bus linksma jau pabaigimas sezono. Tai vat. Tai noriu labai pasveikti ir dar tik prisiminiau, kad man tai reiks ir pirmadienį, ir trečiadienį eiti šokti, ruoštis tam Europos čempionatui. Tai aš tikiuosi, kad iki trečiadienio pagerės sveikata. Oi, kad bent jau vienoj treniruočiai būčiau pabuvus, nes tos treniruotės pirmadienį, antradienį, trečiadienį. Tai labai tikiuosi. Tai va, bet nieko. Aš tikiu Dievu, jisai yra suplanavęs man viską ir jisai žino, ką jis daro, tai tikiuosi, kad pasveiksiu ir bus labai gerai. Tai vat. Ačiū, kad mane žiūrite, nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus. O mes susitiksime kitame video. Čiau! Mua.